Taip. Konstatuojame dalis. Dėl preambulės. Dėl preambulės. Niekas neturi. Dabar yra taip. Skaityti, ko gero, nežinau, ar verta, bet galiu pasakyti. Teikti Seimui nutarimo projektų, kuriame siūloma Lietuvos Respublikos vyriausybei stabdyti išduotus leidimus ir paskelbtus konkursus skalūnų dujų išteklių naudojimo šalyje iki bus paskelbta ES kompetentingų institucijų nuomonė dėl šių išteklių naudojimo. Dabar rašau iš karto, kas nori pasisakyti. Matau, nori pasakyti Kęstutis Daukšys, sekundėlę aš užsirašau. Kęstutis Daukšys, Artūras Skardžius, Andrius Kubilius, Linas Balsys, Roleris Ančiakė ir Dainis. Algimantas, kaip pasakyti? Paskutinis. Galiu paklausti apie tai. Aš tiesą sakant, tokia keblioji padėtis, nes nežinau, ko klausti, nes kas teikia šitą siūlymą. Tai mes teikiame, čia autoriai yra būtų. Taip, kaip yra įprasta. Tai duokit pasirašys. Ne, tai aš klausiu noriu. Galima? Taip. Tai dėl pirmo punkto, dėl sustabdymo, aš noriu paklausti, ar įvertintas yra kokios pasiekmes iš to ir finansinės ir visus kitus. Čia nėra dėl to, ir mes pateikėm tokias išvadas pagal mokslininkų pateiktus pasiūlymus. Tai mokslininkam buvo suformuota užduotis, nebent dar... Aš įsivaizduoju, kad dar investicijos nėra padarytos, mes viską darome laiku. Jeigu jau būtų išties pasirašytos sutartis, visa kita. Juk buvo, kaip komiteto pirmininkas nepasakė iki pabaigos. Mes vyriausybėje dalyvaujant ir premjero, ir ministram buvome sutarę taip, kad du komitetai sulaukia mokslininkų išvadas ir mūsų sprendimą laukia vyriausybė. Jie dabar, jeigu mes jų užklausim, ką nors, jie nieko neatsakys, jie laukia, ką mes priimsim sprendimą. Ir jeigu jį keliame į Seimą, na, laukime Seimo pritarimą ar nepritarimą. Tai va tokie žingsniai, manau, jie yra logiški. Taip, Kęstutis, Artūras. Tai aš pirmiausia, jeigu galime, tada iš karto pagal visus punktus gal pažiūrėti. Ne, pagal vieną. Bet pirmas man klausimas, šis sprendimus, kas čia bus? Nutarimas Seimo, dar kokį nors. Teikti Seimo nutarimo projektą. Tada man klausimas dėl pirmo dalyko. Kas ruošia pirmą punktą, prašė stabdyti išduotus leidimus. Leidimų, kaip aš žinau, iš viso nėra išduoti. Tai ką mes rašom, ką stabdyti, kokie leidimai? LLR investicijos, aš galiu patikslinti. LLR investicijas gautas leidimas yra ne skalūnėms žvalgybai, o paprastai. Nereikia maišyto. Ne. Tai visi tada tokius turi. Aš jums tą patį sakiau toj salėje, kad visos kompanijos, kurios dabar išgauna naftą, jos turi angliavandenilių priedų. Dabar mes visom uždrausim. Čia man parašytas skalūnų ištežų. Dar kartą klausiu. Aš dabar jau klausiu kaip Seimo narys, Seimo narių. Kur yra apibrėžta tokiam įstatymą, kas yra skalūninės ir kuo jos skiriasi nuo skalūninių, tada jau jeigu mes atvysim. Nes tą įstatymą reikės vykdyti kažkaip. Tai dabar licenzijos, aš jums dar kartą aiškinu, kiek galima. Kažkaip žiūrėkit, licenzijos išduotas iš viso angliavandenilių išgavimui, nei dujom, nei naftai, niekas, angliavandenilių. Ir Arminijos nafta išgauna, ar šitie išgauna visi jie turi tas licenzijas. Jeigu mes parašom, kad stabdom licenzijas, tai mes stabdom visiems. Žiūrėkit, aiškiai parašyti. Žiūrėkit, stabdyti išduotus leidimus ir paskelbtus konkursus skalūnų dujų išteklių. Nėra tokio apibrėžimo, kas tai yra. Paklausyk, būtent Minijos naftai. Kubilius parduodamas naftą įrašė angliavandenilius ir tuo pačiu už dyką pardavė ir skalūnus. Tai čia reikėtų kelti atsakomybės klausimą kitokį. Dabar mesgi aiškiai išskiriam skalūninės dujas arba skalūninis angliavandenilius. Tai yra ne visus, o skalūninis. Bet nėra, skalūniniam turim išduoti leidimų, ir tu supranti. Nu nėra, tai kam rašyti. Kolegos. Tai konkursas dar tik konkursas sutinku. Dėl vedimo tvarkos. Taip, šiaip tai iš tikrųjų, jos, man tikrai dėl vedimo tvarkos. Tikrai duodu. Tai galiu, tai aš kolegos vis tik tai, čia ta diskusija tokia vertinga, bet nelabai produktyvi, o jinai yra sukelta visų pirma to, gerbiami pirmininkai, tokia diskusija yra sukelta to, apie ką kalbėjo Remigijus Šimašius. Na, mes svarstom ypatingos svarbos klausimus. Tai iš vakaro pasirodo kažkieno parengtas projektas, kuris nėra tinkamai net parengtas.
Tai ar tikrai tokius svarbius klausimus galima svarstyti tokiu būdu? Iš vakaro pasirodo projektas, dabar mes diskutuojam, Kęstutis taisus, čia kyla aistros, nėra leidimų skalūniniam dujom, yra leidimai išduoti 6 metais, pagal kuriuos dabar turi atlikti žvalgybą 7 Žygaičiuose, tai skalūnų iš viso dar niekas nežinojo tokių dalykų. Tai aš iš tikrųjų raginčiau ir pirmininkaujančius priimti racionalų sprendimą, daryti pertrauką svarstymą. Jeigu jūs iš tikrųjų įsivaizduojate, aš žinau, ar tikrai reikia Seimo nutarimo, nes jeigu Seimo nutarimas, tai reiškia, jau keičiasi tada pačių jūsų logika, nes prieš tai buvo taip, kad šiandien turim priimti sprendimą komitetuose, nes vyriausybė laukia mūsų sprendimo. Tai jeigu jūs norit Seimo sprendimo, tai Seimo sprendimas vis tiek užtruks kelias savaitės. Tai tokiu atveju čia porą dienų dar sugaišti tam, kad normaliai suredaguoti tekstą ir duoti aiškius tada apsisprendimus komitetą, kad nereikėtų mums čia dabar aiškintis, ką jūs čia norėjot pasakyti iš vakaro, pirmam punktui. Nu tai būtų visiškai logiška. Tai aš siūlau jums patiems pasiūlyti, daryti pertrauką, sudaryti grupę, atsisėdus paredaguoti, atnešti aiškius apsisprendimus ir tada balsuosim normaliai, o ne čia viens ar kito šaukdami. Tai, kad jie negali, tai jie turi pasūdyti. Ačiū. Tai iš tikrųjų galima tai vietoj apsispręsti, ar darom pertrauką ir sudarome Darykit grupę, kaip sako, kad opozicija, tarkime, nebūtų nuskriausta, tarkime, iš valdančiosios ir iš daugumos sudaryti darbo grupę. Tai aš nežinau, tada kolegos, gal dar kažką Gerai, tada, kaip sakant, ir plenariniam posėdė vienas už pertrauką, kitas prieš. Ar yra norinčių kalbėti? Nematau daugiau. Ne, ar darom pertrauką iki sak, tai tada Aurelija prieš pertrauką, Andrius Kubilius pasisakė už pertrauką. Prašau. Galima paklausti? Prašau. Ta prasme, jeigu mes sugebam šiandien čia suredaguoti tekstą, tai gal galime ir pertraukas padaryti. Bet aš tik matau, kad šiandien čia vėlgi emocijos ir vienas kitam sakom ne visai tiesą ir ne visai tikslus faktus. Ir aš tikrai negalėsiu, pavyzdžiui, balsuoti už tokią, netikrais faktais pagrįstą išvadą. Jūs tada susigaudykite tuos dalykus. Tiesiog Aurelija tai ką sakė, kad išduoti tam šitiems skalūniniam, ten yra normaliai gleivandeniams išduoti. Tai Aurelija, tai kaip jūs skiriat tuos reikalus? Prašau, Aurelija. Kadangi konkursas iš tikro yra angliavandenilių išteklių naudojimų, tai mes galime tenais tiesiog paimti ir paredaguoti čia vietoje. Tai dabar galim paredaguoti, kaip jūs sustabdysi leidimą. Tai mame ir reaguojame. Iš tikro mes šiandien labai aiškiai girdėjome, kad atsižvelgiant. Tai kolegos, ar bus paredaguotas leidimas šitotas? Nu, apie ką šnekam? Laukite, dabar visų pirma mums svarbiausia yra sustabdyti šitą konkursą, taip? Paskelbti dviejose aiškiuose plotuose. Tai mes dabar apie tai vienas čempionės persikrėsti. Žiūrėkit, arba jūs nustokit, gerai, gerbiamas Kubiliau, jūs jau nebe premjeras. Pamiršote. Pamiršau. Nesijaučiu. Gerbiamas pirmininkė. Nusiraminkite, visi saugia, Aurelijai trukdo kalbėti. Prašom, Aurelija. Iš tikrųjų, mes šnekame labai aiškiai turim omenyje tuos išduotus leidimus 2007 metais LL investicijoms, kurios ruošiasi būtent žvalgyti skalūnus ir kur lygiai taip pat 51 ar kažkiek procentų nusipirkęs tas pats Chevronas. Ir mes be abejonės šnekame apie konkursus, kurie yra paskelbti, kurie turi būti dabar, šiomis dienomis pripažintas vienas nugalėtojas iš vieno dalyvavusio. Tai mes apie tai dabar ir šnekėkim. Jeigu reikia, mes suredaguokime, kad sustabdyti 2007 metais vyriausybės sutarimų išduotą leidimą ir paskelbtą konkursą angliavandenilių žvalgybai tame ir tame plote. Rašykime plotus, nes tai yra labai akivaizdu, kol nebus paruošta tinkama teisinė bazė. Dėl leidimo tvarkos, pirmininkė. Dabar kalbės Kęstutis Laučys, po to Pauliau Tauras. O baigsiu mintį, galima.
O šnekant apie kažkokias teisinės pasiekmes, tai noriu pasakyti, kad tai yra visiškai normali praktika, kai konkurse, dalyvaujant vienam dalyviui, konkursas yra skelbiamas tiesiog neįvykusių. Konkurso rezultatai nėra tvirtinami. Laukiama, kol dalyvaus kažkas, jau bent bus du konkurentai. Tai yra visiškai normali praktika ir apie jokias teisinės pasiekmes šnekėti čia mes neturėtume. Kęstutis Daužys, Paulius. Tai aš jau supratau, kad jeigu valdanti dauguma nutarė vyriausybei pasiūlyti, kad tą konkursą užlenktų, tai šiandien visiškai nereikia komiteto prieš sprendimą. Jis yra labai tvarkingai pasidaro visai kitas kanalas. Tai aš manyčiau, kad toks dabar pasakymas Seimo nutarimu, kad tą konkursą uždaryt, yra jo politizavimas tos sprendimo iš tikrųjų. Ir pirmas kreipimasis, ko gero nežinau, bet išmašys pasakys, į kokį nors arbitražą už negautas pajamas. Aš noriu pasakyti vieną paprastą dalyką. Iš tikrųjų, šitam nutarime, kurį mes paėmėm už pagrindą, yra pirmas punktas, kuris mane neramina, ta prasme, ir ketvirtas punktas, kurį reikia pataisyti kalbėti. Tai dėl visų kitų punktų aš pavyzdžiui sutinku. Jeigu mes sugebam sutarti dėl tų dviejų punktų, susidaguoti, tada galime daguoti šiandien. Tai Kęstutį, Paulius, tai. Gerbiami kolegos, aš tik savo ausim girdėjau, kaip pirmininkaujantis paskelbė balsavimą dėl pertraukos, sakydamas, štai kaip plenariniai posėdžių salėje darykim, vienas pasisako už, kitas prieš ir balsuojam dėl pertraukos. Tai įsivyravo vėl diskusija iš esmės dėl turinio. Tai kolegos, kaip vedamas posėdis, siūlau balsuoti dėl pertraukos, nes dalis komitetų narių aiškiai yra apsisprendę, kad reikalinga daryti pertrauką dėl minėtų priežasčių, kad projektas yra paruoštas visų pirma net ne pagal teisinę logiką. Pauliau, kartais ir plenariniam posėdį kalbama ne apie tą, ką pirmininkaujantis skelbė, ką jau padarysi. Gerai, tada vis tiek Andrius Kubilius pasiūlė daryti pertrauką, jo prašymas yra statutinis. Pasisakė Aurelija, kad nedaryti, tai prašom balsuoti. Balsuoja abiejų komitetų nariai. Kas už tai, kad posėdėje daryti pertrauką iki sekančio trečiadienio iki eilinio posėdžio? Kolegos, nedavėt pasisakyti. Pasisakė. Kas skaičiuoja? Kiek? Iki priimtas sprendimas yra. Baigit, kolegos, Ačiū. Kas už tai, kad nedaryti pertrauką? Pavalgyt duosite? Pietus, pono išvisvas. Lemia komiteto pirmininkų balsas, pertraukos nėra. Kas susilaikė? Nėra susilaikysi. Žiūrėkit, ar galima dabar pasiūlysiu redakciją pirmos dalies? Kolegos, klausykitės. Pirmininkas skaito redakciją, prašom klausyti. Teigi Seimo nutarimo, kuriame siūloma vyriausybei sustabdyti viešą pirkimą, įvardinsim konkretų datą, numerį, kada jisai buvo, sekundėlę, tos konkursus, iki bus, iki bus pakeisti norminiai teisės aktai, leidžiantis vykdyti šią veiklą. Ne, tai viešas pirkimas įvyko su... Aurelija, aš turiu tau paranką, kad vėl sukęstų nesusišaukime, jeigu neturi visos informacijos. Yra viešas skelbtas konkursas, yra nugalėtojas ir yra sutartis pasirašyta. Tai mes tokiu atveju turime numatyti, kad stabdome sutarties pasirašymą tokį ir tokį, nurodant pagal skelbtą viešą konkursą. Mes tą įdėsim, nes aš dabar irgi jo šią paranką neturiu. Iki kol bus pakeisti tie norminiai teisės aktai, galintis arba leidžiantis vykdyti žvalgybą. Mielieji, supraskite, kad pirmas sakinys – teikti Seimui nutarimo projektą. Komiteto sprendimas tik tai įpareigoja, kad mes įsipareigojom paruošti nutarimo projektą Seimui. Ir ką sakė pirmininkas, tos tikslumus visus surašysime tam nutarimo projektą, kurį teiksime Seimui. Ir taip pat noriu... Andrius Kubilius. Ne, pirma pirmininkas, po to Kubilius. Jo, ir aš atsakysiu, ir parengė šitą... Aurelija, klausykis, nes vėl negirdėsi. Parengė šitą Seimo nutarimo projektą, kiekvienas galėsite teikti pasiūlymus į Seimo nutarimo projektą.
Čia yra bandoma išeiti iš tos situacijos. Taip, klausau, kolega. Tai ar dėl vedimo tvarkos galėčiau? Prašau. O kas nutarė, kad turi būti priiminėjamas Seimo nutarimas? Jūs patys prieš tai kalbėjot, čia gal jūs valdančiai koalicijos spręsite. Aš klausimas vien. Iki tol buvo kalbama, kad štai labai svarbu yra greičiau konkursas. Priimti sprendimus jungtiniam komitetų posėdžiui. Tai lyg ir šiandien susirinkom tam, kad priimti kažkokį sprendimą. Dabar iš kažkur atsiranda siūlymas priimti Seime nutarimą. Tai kas tą priėmė sprendimą? Kaip labiau patyrę mes abudu paaiškinu, komiteto sprendimai nėra privalomi vyriausybei. Bet Seimo priimtas nutarimo projektas yra privalomas vyriausybei. Nėra privalomas. Kaip ne. Tu šitą vyriausybę ignoruodavo. Taip, galbūt jūsų vyriausybė ignoruodavo, nemanau, kad šios daugumos vyriausybė ignoruos sprendimą. Gal Seimas ir nepriims, čia yra tik klausimas. Tai, kad būtų svoris didesnis. Užsipainės. Neužsipainės. Savo koalicijos žaidimas ir užsipainės. Kalbam po vieną, gerai? Mes tada opozicijai suteiksim kirbę mumis kritikuoti. Tai koks yra koalicijos sprendimas? Stabdyti ar nestabdyti? Tai parodys balsavimas Seime. Tai dabar dar kartą klausiu, ar į pirmą dalį, kokią aš pateikiau formuluotę, yra pritarimas, nėra. Nu, leiskite kolegos, tai va, aš nepabaigiu. Ar yra, ar nėra, ir jeigu turi dar kažkokį papildymą, kas nori papildyti pirmąją mano suformuotą dalį? Aurelija, Linas, Andrius. Tai raštų galima gauti? Matyt, ką balsuoti. Aš dar kartą jums skaitau. Andriu, išvesiu iš pažadų. O į neišneka. Prašom išdaryti. Klausykite, kai yra komitetai, kadangi patys esat komiteto nariai, mes dažnai komiteto posėdėje performuluojame esančią formuluotę. Palaukit. Tai aš dar kartą sakau, kadangi yra protokolas, kadangi yra protokolas, mes kaip suformuluosim tokį sakinį, tokį ir mes pateiksim Seimo nutarimo projekte. Tai yra siūlymas, klausykite, dar kartą, yra siūlymas, kad vyriausybei siūlyti stabdyti sutarties pasirašymą, kuris buvo skelbtas pagal tokį konkursą. Aš dabar staigiai jums negaliu pasakyti numerių ir panašiai, toj vietoj negaliu, bet mes pataisysim, papildysim. Iki tol, kol bus priimti norminiai teisės aktais, leidžiantis pasirašyti tą sutartį ir vykdyti veiklą. Ne šiandienai sutartis, mes savo, kad negali būti pasirašoma ir negali būti vykdoma veikla, todėl, kad... Kur jūs tokias žinot padarėte? Todėl, kad mokslininkai pasakė, yra kai kurie teisės aktai, kurie nereglamentuoja. Antras dalykas, jeigu šiandienai mes atliekame tik žvalgybą, tai poveikio vertinimo nėra atliekama, tai tos dalykus mes turėsime teisės aktus pakeisti artimiausiuose posėdžiuose. Ne, yra dabar. Artūrai, dabar yra Andrius. Tai ką nori? Pirmiausia, Artūras Kolegos, tikrai nepadarykim, nepasiduokim čia, sakykime, tiem žaidimam, kadangi ne visi čia naujokai, kurios čia bando gerbiamas Andrius įvelti tą dalyką. Iš ties, pagal viską reikėtų gerbiamam sekretoriatui, jeigu girdite naują formuluotę, atspausinti ją ir pataisas duoti naują formuluotę, kad ji būtų išdėstyta raštu. Tada, bet aš matau vieną blogą dalyką, todėl kad formuluotę šitą galėtume daryti pertrauką galbūt iki, sakė, pusvalandžio ir kiek, kad raštu atspausinti būtent visų straipsnių šituos, po to čia nubalsuoti susirinkus tuos tekstus, bet mano siūlymas yra, kad vis dėlto tiek žvalgybai, tiek gamyba. Šitą po konkursą išdėstyti su Chevronu pagal šitą sutartį, stabdyti ir tekste, kurį pateikė gerbiamas Žemaitaitis, buvo ten pasakyta, kol bus parengti teisės aktai ir būtent šią sutartį. Gal tos sutarties jau nebeliks, tos sutarties, kada bus pateikti, nes kiti punktai taip pat kalba apie tai, kad pavyzdžiui, už valstybės lėšas daryti žvalgybą, sukurti įmonę ir taip toliau. Tai turėtų dėrėti su kitais punktais. Ir aš taisyčiau patį galą pačios pateiktos bus formuoti. Artūrai, prie pačio galo prieisim. Dabar dėl vedimų tvarkos. Dėl vedimų tvarkos, jeigu galima. Iš tikrųjų yra pateikta komiteto pirmininkų šita dabar formuluotė. Mums nėra jokios taisyklių, pirmiausia, balsuokim, gal jinai praeis.
Nes paskum taisyti mes visi tada jau galėsim, nu, savo kažkokiais Seime. pasiūlymais Seimui. Tai ką mes dabar čia vargstam, gal viskas išės gerai. Žiūrėk, ką balsavome, čia ir mes. Ačiū labai, paskutinis kalba Andrius Kofinas, išties po blakų duoda, nes jau jūs daug. Aš atsiprašau, nėra parašyta, kiek galima duoti kartų žodžių. Tai jeigu yra diskusija, tai arba jūs ją nutraukite, pasakykite, daugiau nebeduosim, arba neskaičiuokit, kiek kartų davė. Tai aš noriu pastebėti, kad tai, ką perskaitė pirmininkas, tą naują redakciją, aišku, būtų gerai, kad tokių klausimų tos redakcijos būtų išdalintos ir galėtumėm dar kažkaip suvokti, kas čia pasakyta, bet aš iš klausos galiu pasakyti, kad tokiu atveju pirmas punktas prieštarauja tam, kas pasakyta įžangoje, cituojant mokslininkų išvadas. Nes mokslininkų išvada yra labai aiški. Reikia tęsti procesą toliau. Reikia tęsti procesą toliau, žvalgyba reikalinga, tam reikalinga išduoti leidimus. Aš atsiprašau, kad čia sėdi prie stalo ir komiteto nariai, bet čia jau jūsų reikalas. Ir čia mums visą laiką bando gražios moteris reiškia įtakoti. Mes ir tam atsispiriam. Tai mano įsitikinimu jūsų pirmas punktas paprasčiausiai prieštarauja tam, ką jūs cituojate mokslininkų išvadą. Ir tai reiškia, kad komitetas ruošiasi priimti išvadas. Nu tai neleidžiat pabaigti. Moteris neleidžia ir anas galas. Tai komiteto pirmas punktas prieštaraus tokiu atveju mokslininkų išvadą. Tai tą turim konstatuoti. Ačiū labai, supratome. Dabar nežiūrėjau, po to pirmininkas paskutinis kalba ir aš pirmininkausiu, jis pateikinės prie. Gerai, iš jūsų dviejų vienam, kam? Lynas. Gerai. Remigijus, Lynas ir pirmininkas paskutinis žodis. Aš iš tiesų nesuprantu vieno dalyko, jeigu mes balsuojam dėl tokio pasiūlyto pirmo punkto, kur pagrindinis motyvas lyg ir, kad negalima žvalgyti šiandien pagal teisės aktus. Bet atsiprašau, jeigu šiandien negalima žvalgyti pagal teisės aktus, tai prie ko čia Seimo nutarimai? Tai tada reiškia, sutarties ir taip negalima pasirašyti. Čia mūsų nutarimas aiškiau. Ai, tik politiškai priimam sprendimą. Jeigu vis dėlto galima, tai reiškia motyvas yra kitas. Tai nėra tol paleidžiama. Aš iš tikrųjų sąžininkai nelabai suprantu, kokia yra esmė. Ačiū, panas Remigijau. Lynas ir pirmininkas paskutinis kalba ir balsuos. Kolegos, iš pradžių dabar pasisakau dėl leidimo tvarkos. Siūlau, ne taip kaip Kęstutis siūlo, teikti siūlymų ir balsuoti. Mes galim balsuoti ar pataisos pirmo punktą. Mes privalom pirmiausiai teikti siūlymui balsuoti. Dabar dėl esmės. Kolegos, žiūrėkit, yra kokia situacija. Mes grįžtam prie to, nuo ko prasidėjo iš mūsų visos diskusijos. Pagrindinė problema yra ta, kad pagal dabartinius mūsų įstatymus išduodami leidimai žvalgyti, išgauti ir parduoti angliavandeniliams apskritai. Angliavandeniliai būna konvenciniai ir nekonvenciniai. Tradiciniai tai yra du paprastos dujas, paprasta nafta. Netradiciniai skalūnų angliavandeniliai, tai yra skalūnų dujos ir nafta. Kokią mes turim dabar situaciją ir kodėl mes norime kažkokią tai sustabdymą. Būtent dėl to, kad tos kompanijos, ar užsienio užduotas LR, ar dabar Chevronas konkursą laimės, jie gauna apskritai angliavandeniliam, o daryti gali, ką nori, ir tradicinius, ir netradicinius. Mūsų rūpestis ir visos ES rūpestis yra netradiciniai, nekonvenciniai, nes tai yra neaišku, tai va mokslininkų studijos pavoris nurodo, ES komisijos laukia išvadų iki metų galo, dėl to ir mes norime, kad neprasidėtų šitie nekonvenciniai darbai, tol, kol neparengta nei ES, nei mūsų teisinė bazė. Bet jeigu mes dabar nesustabdom Chevrono konkurso, arba kažkaip nepasirašom, tai yra pasirašom sutartį, tai jiem atsiriša rankos, kol atsiras nauji teisės aktai ir daryti tai bendru angliavandeniliu, viską daryti, ką nori, ir tuos. Tai štai čia dėl to reikia dabar sustabdyti ir niekas čia nenori nei nukirsti, nei pakirsti, nei išvaryti amerikonų blogųjų. Tiesiog, jeigu jiems pradėjus tos darbus pagal dabar pasirašys šitą sutartį ir pagal dabartinius įstatymus, vėliau pasikeis įstatymą arba atsiras ES privalomi norminiai aktai, tai mes turėsime jiem kompensuoti, nes jie bus pažįsti jų teisėti lūkesčiai. Štai ir viskas. Tai dabar aš siūlau paredaguoti pirmą punktą labai paprastai. Sustabdyti išduotus leidimus ir paskelbtus konkursus angliavandenilių išteklių žvalgybai ir paieškai, nes žvalgyba ir paieška ir gavyba yra trys technologiniai aspektai, kuriuos vykdo įmonė. Jų pačių dokumentus ir mokslininkų išvaizdą parašyti yra ir žvalgyba, paieška ir gavyba.
Tai mums aktualu, kad neprasidėtų dabar nekonvencinių angliavandenilių žvalgyba ir paieška. Gavybos jie nepadarys. Jie nepradės gavybos, kol nebus išžvalgyba. Ne. Tai stabdom žvalgybą bei paiešką, nurodom plotus, iki bus paskelbta ES kompetitingos jūsų nuomonė dėl skalūninio angliavandenilių naudojimo ir pakoreguoti Lietuvos įstatymą. Mes susiredaguoja pirmas punktas visiškai logiškai. Ačiū, supratome, bet vienas yra dalykas, na trečią kartą sakau, teikti Seimui nutarimo projektą. Juk tam nutarimo projektą galima įrašyti ir tą, ir šį. Mes dabar priimam sprendimą, ar tikrai teikiam nutarimo projektą Seimui. Nu, kodėl mes dabar įlendami kažkokias dalykas ir bandom svarstyti. Prašau, Remigijus Žemaitaitis, komiteto pirmininkas, paskutinis. Paskutinis ir, Linai, dar trumputį replikos, vakar grįžau iš Europos parlamento, susitikime ir su Buziku, ir su Votingeriu, tai aš labai dabar atsargiai daryčiau dėl ES teisės aktų, nes ten, ko gero, pozicija labai stipriai keičiasi, žinai. Komisijų metų gavusi pareigoti į kitą pusę, žinai. Tai gerai, sekundėlė, dabar kažkas... Mes eisim į kitą pusę, ne? Dabar, paprastą nu, kolegos, jūs sakėt, kad jums žavės damos trukdo, o dabar žali vyrai trukdo, jums gražulį reikia matyti pakviesti. Tai dabar žiūrėkite, yra tokia formuluotė, iš kurios mes turim šiandieną išeiti ir aš siūlyčiau už ją balsuoti. Stabdyti sutarties pasirašymą. Teikti Seimui nutarimo projektą. Stabdyti sutarties pasirašymą su įmonė, ten ar LL Investment, ar kuri ten tai yra laimėtoje, pagal skelbtą konkursą, tokį ir tokį, iki bus pakeisti teisės norminiai aktai, leidžiantis vykdyti konkursę numatytą veiklą. Ir aš apeliuoju į komisijos, į mokslininkų komisijos išvadą, kuriame yra aiškiai pasakyta, kad skalūnų dujų išteklių žvalgybai ir gavybai privalu tobulinti žemės gelmių, naudojimo apsaugos, aplinkos apsaugos, sveikatos, savivaldybių, veiklos ir kitų teisinės normos aktus. Jeigu norim mes dabar šiandien priimti sprendimą ir išeiti iš teisinės situacijos, kokią mes čia galim susikurti, tai aš siūlau pritarti tokiam mano pasiūlymui. Su referencija būtinai. Kokia referencija? Kolega, aš pateikiau, Linai, yra konkretus mano sakinys ir aš kviečiu jumis už tai balsuoti, o Seimo nutarimo projektas, kai bus parengtas, jūs teiksit savo siūlymus. Jūs patys įsivaldami į šitą dalyką, mes niekada neprieisim sprendimo. Ačiū pirmininkė, pirmininkui turi klausimą Aurelija, kaip projekto autoriui, ir paskui balsuosim. Prašau, Eima. Aš pritardama jūsų pasiūlymui tiesiog noriu paklausti, ar tai reiškia, kad dabar sustabdydami sutarties pasirašymą, kol nebus teisės aktų reglamentuojančių būtent tokią veiklą, mes vis dėlto numatome, kad pagal dabar jau vykusi konkursą, po teisės aktų atsiradimo mes vykdysim žvalgybą ir gavybą viename. Jeigu tie teisės aktai... Nes jeigu... Jeigu tie teisės aktai atitiktų, jie galės vykdyti tą veiklą, tai vietoj netrukdys. Bet šiandien dieną yra konstatuota, kad trūksta teisės aktų ir normalaus reglamentavimo, kad pagal dabar esančią bazę galėtų vykdyti veiklą. Tai mes dėl to ir sakau, todėl aš ir siūlau stabdyti, o dabar mes tada operatyviai sudarysime, tarkime, kolegos, Aurelija, Kęstuti, sudarytumėm darbo grupę Seime, kas yra siūlymas pateikti tuos teisės aktus, kurie yra būtini, svarbi, kad viena ar kita veikla būtų vykdoma, nenukentėtų gamta, nenukentėtų žmonės ir nenukentėtų verslas. Ir surastumėm normalų tą sprendimą. Konkursas būtų nenutraukiamas, sutartis ne, bet visi klausimai baigti, prašom balsuoti. Kas už tokį pirmą punktą, kurį pateikė komiteto pirmininkas, prašom pakelti rankas. Kažkas turi skaičiuoti. Skaičiuoja. Už šitą sprendimą yra 10. Kas 11, kas prieš? 4 matau. Kas? 5. Kas susilaiko? 2. Ačiū, sprendimas priimtas. O galima... Replika po balsavimo. Dėl vedimo tvarkos. Prašom. Tai iš klausos, jeigu iš klausos, ponas Žemaitaitis pasakė stabdyti viešą pirkimą, kuriuo suteikiamas leidimas kompanijai LL investicijos. Tai kuri leidimas? Dar kartą bus nurodytas. Dar, kolega, Я особо тупых. Galima dar?
stabdyti Nu, sutarties pasirašymą su įmonė nelabai investicijos, sako. pagal skelbtą konkursą, būtent sutarties prašymą, kur dabar vyriausybė turi pasirašyti, nes paskelbė konkursą iki tol, kol pasikeis teisės aktai. Viskas yra aiškiai, tvarkingai yra. Ačiū. Ir ką jūs sakote, aš dar repliką. Ir to vietoj tikrai, Andriau, čia yra geras pasiūlymas, nes tas pats, kas vyriausybei pasakytumėm su išlyga, pasirašykite sutartį, jeigu jūs tą ir tą padarysite. Ačiū, klausimai. Tai ne Ar kitus dedam punktus ar ne? Ten yra, kad steigti įmonę visą kitą. Aš galvočiau, kad jie turbūt nėra prasmingi. Nėra prasmingi. Mano galva prasmingi. Prasmingi. Gerai, tada punktas 2 pristato Remigijus Žemaitaitis. Prašau. Numeris 2. Apsvarstyti galimybę valstybės biudžete numatyti lėšas angliavandeninių išteklių paieškos darbams. Buvo toks tai siūlymas ir iš mokslininkų, ir pasisakysių Seimo narių. Buvo siūlyta, kad gal geriau, kad valstybė perimtų į savo rankas ir bent jau peržiūrėjimą darytų. Ar pritarpate tokiam pasiūlymui? Pirmininkauju aš. Gerai, kas norėtų diskutuoti šio klausimu? Nematau. Prašau, Andrius nori diskutuoti. Prašau, Andrius. Tai tokią teorinę galimybę ją visą laiką reikia svarstyti, bet tai visiškai nereiškia, kad dėl to vėl bus, kad tai būtų suprasta kaip priežastis, dėl ko reikia viską stabdyti. Ir tik tai... Gerai. Ačiū. Tai protokolas. Prašau, Remigijus dar nori diskutuoti. Tai aš suprantu, kad antras punktas iš esmės lenkia į visiškai kitą gavybos modelį negu yra šiandien. Nes jeigu būtų žvalgyba ieškoma kitaip ir gavyba kitaip. Bet vis dėlto šiandieninis, Europoje labiausiai paplitęs modelis ir Lietuvoje, tai vis dėlto yra tam tikra sąsaja tarp gavybos ir žvalgybos. Tai tiesą sakant, man ko labiausiai norėtųsi, kad vyriausybė iš tikrųjų prieš pasirašydama sutartis apsvarstytų labai rimtai galimybės, kaip išgauti ekonominę naudą iš dabartinio modelio ir užtikrinti, kad žalos nebūtų. Tai dabar, kaip aš suprantu, kad galimybės reikia visas svarstyti. Bet jeigu mes rašom vieną punktą, tai tada jau prasideda toksai Pandoros skrynia, atsidaro ir kitus punktus. Tada galbūt ir dar vieną reikia apsvarstyti galimybės, kaip gauti iš dabartinio modelio irgi daugiausiai naudos ir užtikrinti, kad nebūtų žalos ir nebūtų galimų teisinių ginčų. Ar mes pasiruošę iš tikrųjų eiti tuo keliu? Supratom. Nes svarstyti toks... Supratom, ačiū, Kęstutis ir pirmininkas apibendrins ir balsuoja. Iš esmės, tai juk čia nereiškia nei kitokio modelio, dar kitokio modelio. Esmė yra paprasta. Žvalgybai pinigus valstybė gali skirti, arba ta kompanija, kuri ateina įsižvalgo ir paskui išgauna. Tai mes ir siūlom šitoj vietoj, kad tą patį energetikos ministrą, kad būtų pasverta ir valstybė apsispręstų, važinai, užsirot pinigus išžvalgys, ar samdys, nes žvalgys vis tiek tas pačiabronas arba dar ką. Ačiū labai, tada jau pirmininko nebereikia, prašom balsuoti. Kas už tokį antrą punktą nutarime, prašom pirmininką. Skaičiuokit. Nes po to naudos tai kaip instrumentą viską dalai. Čia jūsų siūlyme, Andriau, yra tas pats punktas. Už 11. Jūsų ketvirtas punktas. Jūsų ketvirtas. Prašom nuleisti Aurelį rankas, už 11. Kas prieš? Kas prieš? Nematau, kas susilaiko. Ar repliką galima pabalsuoti? Ačiū. Kiek susilaiko? Priimtas 4 susilaiko. Andrius Kubilius repliką pabalsavo. Gerimas pirmininkė, noriu labai aiškiai paaiškinti. Jeigu nebūtų buvęs priimtas pirmas punktas, tai šitas punktas būtų logiškas, ateitis. Bet kadangi aiškiai matosi, čia kaip pasakyta buvo, ne teisės normos, ne kas nors, o yra politinė valia stabdyti dabar paskelbtus konkursus ir stabdyti privačių kompanijų, tame tarp ir amerikiečių atėjimą į šitą verslą, tai antras punktas pasidaro labai aiškus, kas bus toliau daroma. Toliau bus sakoma, labai skalūninių dujų neieškokim, nes dėl vienų ar kitų priežasčių, galų galia paaiškės, kad tai yra Gazpromas, nes mes norim kurti valstybinį modelį. Tai važiuokit. Ačiū už nuomonę, Artūras Kardžius ir po to. Aš tiesiog skaitau gerbimo Andriaus Kubiliaus ir gerbimo Kreivio pasirašytą siūlymą. 4 punktas. Svarstyti galimybę, kad angliavandenių išteklių žvalgyba būtų atliekama valstybės lėšomis. Tai aš nežinau, ką mes čia žaidžiame, o vis dėlto valstybė priėmė šitą punktą, suteiktume galimybę vis dėlto įvertinti naudą ir kaštus. Ir būtent ar savo lėšomis, bet tai skirti lėšas. Todėl gerbimi kolegos, nežaiskim, netrukdykim. Prašau, paskutinis kalba komiteto narys Kreivis.
Aš paskutinį klausimą nebalsavau, nes nematau reikalo balsuoti, nes matau iš šito rinkimo, kad tikrai vyksta aiškus klausimų politizavimas ir politinio sprendimo priėmimas. Abu komitetai buvo surinkti tam, kad galėtų už aplinkos komiteto balsų pasislėpti, reiškia, ekonomikos komitetas neturėtų įtakos. Praktiškai ekonomikos komitetas, mes esame svarstę šiandien kalbėję šio klausimu ir nuomonė buvo kitokia. Kitas dalykas, labai aišku, kad vyriausybė, kodėl jis reikalingas, šitas klausimas turėti į Seimą, kad už Seimo vyriausybė galėtų pasislėpti ir sustabdyti sutartį. Taip ir sakykime, kad mes čia susirinkome tam, kad pridengti vyriausybę. Be abejo. Sulaikyti, o ne. Sekantis punktas, komiteto pirmininkas pristato sekantį punktą. Rokai, galėsim sekantį komentuoti. Prašau. Ačiū. Iš tikrai, kolegos, jeigu norėsim padiskutuoti, tai spaudos konferencijų salelė, ten gali visi eiti ir įsidėti, kas yra. Klausykit, yra ketvirtas punktas. Parengti ir pateikti. Trečias, sudaryti darbo grupės skalūnų dujų paieškoms, žvalgybos, gavybos problemos, spręsti bevertinį skalūnų naudojimo naudą. Tai ką mes apie tai ir šnekėjome, kad turi būti... Mano siūlymas buvo. Balsuojame, kas už šitą punktą prašom. Buvo mano siūlymas, buvo įrašyti du žodžius. Mano siūlymas anoje salėje buvo įrašyti du žodžius. Įvertinant skalūno naudojimo ekonominę naudą, įtraukiant visuomenės atstovus pagal Orhuso konvencijos reikalavimus. Tai yra esminis dalykas. Nu įtraukiam, nu gerai. Aš tai siūlau balsuoti dėl to, kas yra pasiūlyta, nes mes čia išeisim visai šalis. Balsuojame už tokį projektą, kuris pateiktas, jeigu nesurinks balsų, tada svarstysime lynų siūlymą. Prašom balsuoti, kas už trečią punktą, Nu gerai. už 13, kas prieš? Kas susilaikė? Nėra. Pritarta. Ketvirtas punktas. Bendras jungtinis posėdis. Parengti ir pateikti Seimui įstatymo pakeitimus įpareigojančius valstybės institucijas atlikti poveikio aplinkai vertinimą visais atvejais, skelbiant konkursus angliavandenilių išteklių paieškai, žvalgybai ir gavybai. Aš pasisakysiu šiuo atveju prieš. Jeigu mes susirašėme, kad visą įstatymų bazę sutvarkyti, tai nereikia įskirti vieno punkto Kiek tvarkysim laiko? Nežinau, mokslininkai parašė, kad reikia 5 įstatymus pataisyti. Ką mes keičia? Tai jau bus perteklinis, manau. Kolegos, salę turime atlaisvinti, būkit geri, Neskultis kalbas. Aš tikrai pritarsiu Gintauto pasiūlymui, nes šitas nekorektiškas formuluotas. Kas už tokį sprendimą prašom pakelti? Kad nepritarti tam. Kas už tai, kad pritarti toks, koks yra? Tik tada nebereikti. Formuluokė pirmininkas. Kas už tai, kad to punkto nelikto nutarimo projekte, nes jis yra perteklinis? Kas yra ketvirtas? Parengti palą. 10. Ačiū. Aš siūlau dar vieną punktą įrašyti. Palauk, su to nesusitvarkyti. Kas už tai, kad liktų toks punktas, prašom pakelti rankas. Punkto nėra, ačiū. Tai aš siūlau, kadangi šių žodžių galima pataisą siūlyti, tai aš siūlau įrašyti vieną. Galima? Prašau, Adi. Tai, gerbiami kolegos, aš siūlau įrašyti vieną punktą, kad jungtinis komitetas siūlo aplinkos ministrų Valentinu Mazuroniu atsistatydinti iš pareigų. Nes jis gynė, grįžęs iš kelionių, sakė, reikia vykdyti... Klausykit, eina prie 5 punkto. Aiškiai neturi palaikymų. Inicijuokit impeachment opoziciją. Siūlau įrašyti komiteto rekomendaciją. Ministrų atsistatydinti iš pareigų. Mano žodžiu pateiktas pasiūlymas, prašom balsuojam. Kadangi interpeliacijos reiškiamas kitokia tvarka, tai yra antistatutinis siūlymas, aš negaliu teikti balsuoti. Reikia surinkti... Rekomenduoju, pats ministras gali... 29 parašus ir 5 punktas, prašom. Kolegos, 5 punktas yra siūlomas. Parengti ir pateikti įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus atskiriančių skalūnų dujų kaip specifinių išteklių, paiešką, žvalgybą ir gavybą nuo kitų angliavandenių paieškos, žvalgybos ir gavybos, kurie užtikrintų aplinkos, įskaitant požeminį vandens telkinių apsaugą. Kas už to? Ačiū, Kęstutis, noriu diskutuoti. Pabaiga Putinų, kam reikalingi.
tas užtirėjos užtikrinto aplinkos, nes tai visai ne. Siūlau pabaigą išbraukti Artūras Skardžius. Aš taip pat, ten kolegos, arba ją reikėtų išplėsti, apimant visas ne tik aplinkos, vandens telkinius ir kitas sveikatos azus ir visus pavus ir taip toliau. Tu čia jau balsuoji. Jau balsuoji. Aurelija Stančiakė, ne. Aš tiesiog matau, kad Šimašius jau balsuoja. Jo, tai man eilinį kartą nelabai aišku, kas čia noriu pasakyti. Iš tiesų, skalūnai yra, tam tikra uoliena, kaip suprantu, ar ne, o skalūnės dujos reikia tam tikra medžiaga, kuri išgaunama, tam tikrą būdų ją apdorojama. Ir dabar diskusija, dėl ko čia kyla viskas, tai ne dėl to, kad skalūnai, ne dėl to, kad skalūninės dujos, bet dėl to, kad yra naudojama tam tikra technologija, kuri sukelia klaustukų. Ir tiesą sakant, tai yra klausimas atviras visą laiką, atsiranda nauja technologija, bet kam išgauti, iškyla klausimų, ar jinai pagrįsta, tinkama, saugi ir taip toliau. Tai čia šiuo atveju turėtų, mano supratimu, būti ne apie skalūnus, bet apie technologijas, būtent apie uolienų plėšimo technologijas, kur jos naudojamos, kokiam gylyje ir dar ką. Nes... Supratau, ačiū, bet, mėlėjai, įstatymų bazę, kada keisime, iš ties reikia, kaip ir sutarėm, apie 5-6 įstatymų. Ten, ką jūs sakote, turėtų atsirasti tos savokos. Nes mes šiuo metu įstatymų bazę net neturim savokos, kas tas kalbus. Lenkai tarp kitų priimė tokį įstatymą. Gerai, buvo siūlymas išbraukti pabaigas. Bet ne visą. Kurie užtikrintų aplinkos įskaitant požeminio vandens telkinius apsaugą. Ne, aš tai siūlyčiau tiesiog... Kuri užtikrinto aplinkos apsaugą? Kuri užtikrinto aplinkos apsaugą? Nes aplinkos apsauga yra platė. Jūs įsiklausykit, ką jūs rašot patys. Bet paskui mes galėtum aiškiai suprasti. Paskaitykit pirmiausia. Jūs prašot padengti ir pateikti įstatymus, grūdės aktų pakeitimus, atskiriančius skalūnų dujų gavybą nuo kitų angliavandenių paieškos. O ne ten nieks nerašyta, kad, saprasme, tai turit kitą sakinį daryti. Ir kur jie, ir tada dar papildomų įstatymus jų užtikrinti. Gavybos taškas. Kolegos, kadangi pirmam punktė, galima, kadangi pirmam punktė mes pasakėme, kad bus parengti kiti teisės aktai, tai nebėra pagrindo iš tikrųjų sužydyti nuo 5 punkto ir jie atsiimti. Mes kaip pirmininkai atsiimam šitą straipsnį. Gerai, visos diskusijos baigtos, visi punktai priimti, nepatiekam. Reikia balsuoti už visą. Vienas šos, vienas prieš. Andrius Kubilius prieš. Čia nėra plėšimo. Čia tiesiog atskirti tradicinius ir netradicinius. Nedavėt balsuoti. Gerai, Andrius Kubilius kalba. Nedavėt balsuoti dėl mano pasiūlyto iš tikrųjų labai svarbaus sprendimo, nes mes čia visą 4 valandas kankinamės dėl to, kad valdantį koaliciją kažkokius žaidžia žaidimus. Tai aš noriu labai aiškiai fiksuoti ir į protokolą, kad sekretoriatas turi išsiaiškinti ir kitą posėdį pateikti aiškiai informaciją, kur šiandien buvo ministras Mazuronis, kodėl nedalyvavo būdamas aplinkos komiteto narių šiandien posėdį. Ačiū. Ir labai aiškiai turim suformuluoti, kad šiandieninis komiteto sprendimas jungtinis yra nepasitikėjimas tuo pačiu ministru. Kodėl jį pavaduojančią? Aš galiu atsakyti, šiuo metu aplinkos ministras vieši Briuselį susitinka su aplinkos komisaru ir aplinkos ministrais. Ryte teko tiesioginį bendrauti diskusijų su jų atstovais oro uoste. Ačiū, kalbas Skardžius, komiteto pavaduotojas ir dar noriu. Ir Kęstutis paskutinis. Aš, kolegos, kaip ir jūs, matau, kad iš ties tai nėra tobulas teisės aktas, bet aš manau, teikdami Seimo nutarimą, mes jį patobulinsim. Būtent vis dėlto pagrindinis punktas, kalbantis apie tai, kad vis dėlto stabdomas tiek žvalgyba, tiek gavyba, būtent šio konkurso, kuris sprendimą reikia priimti, tas sprendimas yra priimtas. Tad kolegos, kviečiu balsuoti už. Tai mes jau... Balsuojam. Ne Kęstutis nori. Iš tikrųjų, tai aš manau, kad mes ne patį geriausiai sprendimą. Tas tekstas nėra toks, koks turėtų būti. Aš asmeniškai išsilaikysiu šį balsuodamas. Manyčiau, kad kitą kartą sprendimus ruošiant reikėtų. Ačiū, balsuojam. Kas už tai, kad būtų priimtas sprendimas, prašom pakelti rankas. 11. Kas prieš, kas susilaiko? 2. Sprendimas priimtas, posėdis baigtas, ačiū už dalyvavimą.
Kulevičius.